svečiams rengti vonės ar mazgą arba panašiai. Jeigu pažiūri mano kanalą, tai tenai daug yra informacijos, kaip viskas atliekama bent jau rankiniu būdu arba bent jau savo rankomis. Bet keli patarimai, nieko negaišant, pradedam. Vienas pagrindinis patarimas, įsirengiant vonę, dušą arba nesvarbu ten tualetą ar kažką, ką nori, pradėti nuo planelio. Susidaryk planelį, subraižyk tas plyteles, kokias tu nori nusipirkti, galima pasižiūrėti internete, susirenki informacijos, gali pasibraižyti, pasižiūri, ko tau reikia, kaip patinka, viskas tenais ar gražiai atrodo. Esminis dalykas, susiplanuoti visus pjūvius, pasižiūrėti, kuriuose vietose kas statysis, jeigu ten kažkur tais nereikia, tada žinosi bent jau kiek tų medžiagų reikia, kiek ten visko, nes yra labai paprastos skaičiuoklės, tenais tiek klijų, tiek pačių plytelių, tai jeigu kas jau turėsi didžiąją dalį atlikę savo namų darbų, nes namų darbai patys nesvarbiausi, pasiėmi, pasidarai visą planelį ir eini į parduotuvę. Sekantis patarimas būtų toksai, norint išsirinkti, kad tos plytelės arba tenais medžiagos būtų kuo įmanoma atitinkančios labiau, galima pasikonsultuoti su esamu konsultantu, plus yra paslauga, jeigu perki už tam tikrą pinigų sumą kažkokį projektą, bent jau bandai įsigyveninti, už tam tikrą pinigų sumą tau padaro planelį, sako, ko tau reikės, kiek tų medžiagų reikia. Tai labai paprastai, jeigu kas, tai dėl pačių plytelių tarpukų visą laiką, bent jau aš darau tai 2 mm plytelių tarpuką, tai bent jau galima įsivardinti kryžiukus kažkokius, tenais lyginimo sistemas, jeigu didesnio formato plyteles, tai gautus didesnio formato pačios plytelės, tai gaunas taip, kad jos būtų jau nuo 60 kažkokiais centimetrų viena kraštinė, jos gali būti 60 ant 40 ar kažkas tokio, tai dar ne visai didelė, bet kaip ir lyginimo sistemos jau būtų galima naudoti tokiom plytelėm sudėti. Tai gaunasi lyginimo sistemos, kryžiukai, kadangi visas jau medžiagas jau kai turi, tai sekantis patarimas, eini, pasižiūri, ar visos tos sienos, visų paviršiai yra atitinkamo lygumo, arba bent jau viskas tenkina. Nėra kažkokių guzų, dreigumų, arba jeigu jau turi kažkokias plyteles, jas reikia nuiminėti ir taip reikia paviršius atitaisyti iki tam tikro įgalaus paviršius. Tai jeigu taip gaunasi, turim nelygų paviršių, tai reikia jį pralyginti. Tai kam naudosies tuo atveju, tai tada geriausiai naudotis arba kažkokį gipsinį tinką, arba plytelių prieis, priklausomai nuo pačio nelygumo. Jeigu tas nelygumas labai didelis, tai jau geriausiai tada naudotis gipsiniu tinku. Jeigu jisai didesnis negu ten centimetras, tai jau gaunas, tada jau reikėtų kalkiniu tinku jau net maišytis. Jeigu kas tada visą vonę, ar tenais kažkokią patalpą paėmė, įsitinkuoji ir jau tada žinai, kad visiškai idealiai tu jau turi paviršių. Tai vienas dar esminis toks patarimas, kai jau visą paviršių, jeigu jau turi visą paviršių, tai labai paprastai tada jau medžiagos klojasi ir viskas taip, kaip pagal jį ir yra. Jeigu kažkur tai ant kažkokio paviršiaus yra nelygumai, jie visi matysis ant pačios plytelės, tai jeigu kas tada gadins vizualų vaizdą, nes yra kiek daug variantų susidurt, kad šviečia apšvietimas nuo lubų, gaunasi atmuša visokius šešėlius padaro, jeigu yra nelygų ir panašiai, tai geriausia tokių variantų tikrai išvengti. Jeigu pasidarai lygų paviršių, tada jau bet kas gali suklijuotas plyteles. Aišku, ne visą laiką yra tinka kelis niuansus atkreipti dėmesio, bet jau tu turi tada paviršių. Sekantis dalykas, ką patarsiu, tai reikia pasvarstyti, ar tenais drėgna patalpa ir kiek jinai laiko būna drėgna. Jeigu jinai drėgna būna ganėtinai ilgą laiką, tai tarkim kažkokią turim vonę, dušą, bet čia nėra tokios labai esminės tokios patalpos, kuriuose vietose jau tikrai reikalinga hidroizoliacija, bet vienaip ar kitaip, jeigu turi kažkokią drėgmę arba santykį su drėgme, su vandeniu, bent jau grindis, tai 100% aš rekomenduoju įsitepti hidroizoliaciniu mišiniu, kampuose naudotis hidroizoliacinę juostą, užsitaisai. Jeigu tenais turim kažkur tai dušą arba vonę, tai tose vietose jau beveik viskas iki lūpų tepasi ir bent jau jeigu turim kažkur tai skriauklę, jeigu tose vietose kriauklės stovės, tai toje vietoje irgi reikia bent jau pakelt 1,20 m, 1,50 m į viršų ir bent jau į plotį, kad kiek įmanoma mažiau sumažintų vandens įgeriamumą į pagrindą. Ir jeigu taip padarai, tada jau sekantis etapas laukia pats plytelių klijavimas. Suprantu, tai yra sudėtingas etapas, kada tau reikia pasirinkti dar kelis įrankius pagrindinius, kurie tau pasidės tai pasiekti. Tai tarkim, dažniausiai būna statybinės šukos, tai dažniausiai statybiniais
dantytos mentelės, atsiprašau. Tai būtų tas statybinės dantytas menteles reikia įsivertinti pagal plytelių storį. Jeigu jinai papildomai storą, tarkim, prisideda uždantytą mentelę, tarkim, 12 mm ir jeigu ta plytelė kažkokiais 8, 9, tame tarpe storio, jinai viskas atitinka, viskas gerai, aš tada apeisiu nelygumus ir pavartysiu visai, jeigu reikia, ypač nelygumam arba tenais kažkokio dušo vietoje, jeigu reikia pakilnot pavartyti. Jeigu to tau nereikia, tai tiesiog užtenka tenais iki 10. Jeigu dar plytelė būna papildomai plona, nes dažnai būna daug žmonės nusipirka plyteles 30x30 akmens masės ir jos būna, ten atrodo, 6-7 mm storio, tai tokias plytelės jau galima ir 10 dantytą mentelę tepti. Jeigu kas, tai visą laiką reikia įsivertinti tokį storį dantytų mentelių, kad tas tie klijai po plytelę nebent jau nebūtų ištrykštami per siūlę arba kiek įmanoma kuo mažiau. Tai jeigu tu turi papildomai ištrykštančius klijus per siūlę, tada daug žaidimo, daug valymo, daug tvarkymo ir panašiai, tai geriausia tokių dalykų išvengti, nes kiekviena minutė yra svarbi ir kiekviena minutė kainuoja pinigus. Bent jau nežinau, tavo pačio atveju, jeigu pats įrenginėjai tenais tą vonią arba dušą, tai tau tas laikas gal ir nėra labai svarbus, bet iš tikrųjų vis tiek tu žinai, kad tarkim turi tam tikrą dalyką arba darbą pradėti ir pabaigti tą pačią dieną. Iki tokio atveju aš rekomenduočiau dar vienas toks labai svarbus rekomendavimo būdas, tai būtų susidėti visą paviršių, horizontą, tai tarkim, jeigu aš pradedu nuo vieno galo plytelių eilę ir tada būtinai turiu pabaigti tą pačią plytelių eilę iki galo. Kitokiu atveju, jeigu aš sekančią dieną bandysiu įdėti jau kitą plytelį, tarkim, o čia pabaigiau klijuoti ir bandysiu įdėti, gali man gautis labai blogai, gali pasisukti kažkur tais plytelės, gali tarpai nesueiti ir panašiai, tai ypač kuo mažiau tu turi tokių sukiojimų, kuo tau geriau. Sekantis rekomendacija, tai susidėti, neskubėti, susidėti paviršius iki kiek įmanoma iki pjūvių ir tada tos pjūvius tada jau padaryti vienu kartu. Tai tarkim, aš turiu kažkokią eilę plytelių, tarkim, tokiu atveju įvardinsiu, čia, tarkim, turiu skylę, susidedu iki tos skylės ir tada per visą sieną aš įsimatuoju, kiek ant tų skylių yra ant tos vienos eilės plytelių, susipjaustau tas plyteles ir įsigręžioju, priklausomai nuo to, ką tau reikia pasidaryti ir tiesiog paimi ir tenais užsidedi, tada labai greitai tada padarai visą eilę ir tada gali važiuoti savo toliau. Aišku, ne visą laiką tai būna idealu. Tai svarbiausia dar vienas rekomendavimo būdas, tai būtų geriausiai ne visą laiką pradėkit sveiką plytelę nuo pačios arba viršaus. Jeigu jums taip nesigauna, visą laiką galima pripjauti ją per pusę, galima visokius variantus dėliojimo išbandyti ir jeigu kas, tai jeigu kažkam bus įdomu dėliojimo būdai, aš padarysiu atskirą vaizdo įrašą, tada aptarsime tos dėliojimo būdus ir pjaustymus. Visą laiką gali tada pasimatuoti susidėję ant grindų, tas plyteles visą eilę, įsidedi kryžiukus, kuriuos tu pasirinkai, kokius tavo tapas atitinka, aš dažniausiai 2 mm darau, bet gali ir būt mažiau, labai mažai negu milimetro, tai aš nerekomenduoju niekam, nes būna tos plytelės labai jautrios ir jeigu tau reikia kažkudais pavalyti arba išgrandyti kažkokius klijus, tai gaunas tau taip, kad ta glazūra nuskyla, tai venkit šito varianto, o visą kitą susidedat visą eilę į grindų ir tada pasimatuoja, jeigu labai neskubant, pasimatuoja nuo lūpų iki tam tikro paviršiaus arba bent jau tam tikros sienos dalies, iki kurios tu nori pradėti ir tada žinai, kiek tau pripjauti jau apačioj, kad gautųsi viršui sveika. Bet geriausiai tai ne visą laiką būna, jeigu turi mažas plyteles didesnės lubas, tai gali gautis, kad ir tenais pusė gausis, to pusė reikės čia pripjauti, pusė tenais, arba jau jokio skirtumo. Jeigu vaizdas tenkina, tai visą laiką gali pasižiūrėti ir pasikoreguoti. Tai visą laiką reikia tą planiuką sudaryti, kaip ir pats pirmas etapas būna sudaryti planiuką, taip ir paskutinis etapas sudaryti planiuką ir pasižiūrėti, kaip tau įsidėliotas plyteles. Tai štai tokie vieninteliai keli pagrindiniai tokie patarimai, kaip tau pačiam pasidaryti arba bent jau susidėlioti nuo ko iki ko. Jeigu visą tai buvo tau naudinga, kas patinka, prenumeruok kanalą, jeigu kas pasakyk savo komentarą, nuomonę, ką tu galvoji, arba gal kažką kitaip darai, gal kažko net ir nepaminėjau, tai visą laiką gali pareikšti savo mintį, tai dėkui tau, kad žiūrai ir susimatysim.